Badauskai toliau suka elektrą atgal, šaldytuvo drasko, 86, 69 amperai, 129 vatai, garsas vėl viršija leistiną normą. Šaldytuvas dirba 32 decibelai, turėtų dirbti 32 decibelai. Dabar vėl drasko vietoj 11-10 amperų. Matėm, kiek daug yra. Vagystė toliau vyksta, Badauskai drąsiai įsilaužia į serverius. Įrenginį. Vieną iš įrenginių Badauskai visiškai vėl atjungė, kad nematytume. Visiškai užblokavo. Vienas rodo, o kitą visiškai vėl atjungė. Video įrašai YouTube yra, kad Badauskai kada nori tada pajungia, kada nori išjungia šį įrenginį. Yra nusikaltėliai, kibernetiniai, įsilaužia į serverius, įmonių įstaigų kompiuterius įsilaužus, suklastoja dokumentus, ištraukia dokumentus, įkelia kitus suklastotus dokumentus. Šitokiu būdu vykdo savo ne tik dvigubą buhalteriją, bet ir apvaginėja žmonės. Tai yra banko sąskaitas, kas yra man dar litais dingo 30 000. Švedbankas net negalėjo paaiškinti, kur tie pinigai dingo. Čia yra, čia nebėra. Dingo šiltnamis, kuris taipogi palei Badauskus nuvažiavo į Latviją, nes visi galai vyksta Latvijoje. Visi finansinės operacijos, Liepājos bankas, Aldo bankas, paštas, žaidimai, viskas Latvijoje. Įrenginį visiškai atjungė. Įtampa didelė, sukama elektra atgal. Vis šaldytuvo net išjungus vis tiek rodo maitinimą. Tai yra viršija leistinas normas iš visų pusių. Išjungus įrenginį jis negali vartoti elektros. Pas manęs vyksta vartojimas.